Va, žiūrėkit žmonės kaip vargsta. Aivarik, papasakok, kas čia buvo dabar? Papasakok, kaip tu nusiritai iki tokio gyvenimo? Kad draugas tave, tu turi volioti, tai yra žvejoti iš upės, supranti? Kas čia per bairį? Galvojom pažvejoti. Ne, palauk, ką reiškia sugalvojom? Kažkai, aš nežvejys ir nevalgytojas žuvų, šiaip tai. Pažiūrėjom, kaip ledai eina. Eina? Eina ledai? Įėjo vienas. Įėjo vienas kaip ledas. Į variklį vienas ledas. Bet vairas lengvas, ne vandenį? Lengvas, kol variklis dirba. Tai kas čia atsitiko dabar, pianinai pasakyk? Bulbul. Prie pat namų, iki namų, nežinau. 2 kilometrai. Prie pat, vienu žodžiu. Nuvažiavom nusiplauti, ne? Nusiplojom. Mes nusiplovėm motociklus. Tu iš vidaus, tą iš lauko, aš iš vidaus. Tu man ačiū už užpakalį, kad visą aptaškiai, ble. Ne, šiaip Dievas yra, tai yra įrodymas. Stovi vidury upės, rūkau ramus, ne, reikia lakstyti aplinkui. Duotis kaip nutrūkusiam, nu. Atvažiavo. Jo, ir paskui tik žiūriu, puf, ir nebėra. Triukšmadario. Ir atsirado upėje ir sugrįžo upėje vėl ramybė. Aš norėjau kaip geriau. Norėjai, jo. O gavosi net va, čia tas va, psichas, kur norėjo, kaip geriau. Tai ką dabar, žvakę bandai surasti, ne? Radau žvakę. Jau dabar atsisukinėja pakiščiai. Žinai, kai sako, jeigu pianinė žvakę ieškotai už tokio frazerį snukį galima gauti. Surado žvakę pianinę. Rado? Sukasi? Sukasi, tik labai lėtai. Lėtai sukasi. Nu, mes neskubam. Mes neskubam. Ten va kažką jisai daro. Kut. Ten va šešėlės, jisai žaidė. Išvažiavom, vadinas. Niekada su tuo psichu išvažiavęs sausas negrįši. Batai va, kiaurai. Viskas. Kiaurai sausi. Kiaurai viskas eina. Nu jo. Dar užpakalis šlapės. Per kažkokį psichą. Teisingai sako Lietuvos įstatymai. Negalima važiuoti į upės telkinius. Girdėjai tokie bairį? Jo, tu dar ir internetą. Taigi mes ant kranto čia viskas vyksta. Aišku, gal ne 25 metrai. Daugiau čia, 40. 40. Mes nutraukėm 40 metrų. Tai va dabar kada. Netelpa mano kliūdos. Laikytės kardą. Bet vis tiek tau reikia žvakę išsukti tau bent jau važiuojant, kad pratraukt biškai išpūstų tą vandenį. Tai raktas mano blogas. Geras, bet... Nuo širdies atplėšiau, japonišką raktą. Ščiotkės nėra kažkaip, žinai. Jam 3 ščiotkės reikia dar trūkti. Nu jau? Jau? Jau baigiau. Nu jau? Gal jau? Nepatogu. Naujas mocas, visai naujas mocas. Pirmą kartą su manim išvažiavo. Pirmą kartą. O, net nežinau, ką iš čia užsidėjęs. Čia bežionė pastoja ant to. Todėl važiuoja kaip bežionė. Bežionės metai važiuoja bežionė. Vienu žodžiu. Sakoma, su jo neliūdna. Išvažiuoji, tai žinau, kad bus bėdos. Tai kokį kalną sugalvoja užvažiuoti, kur protingas žmogus niekada nevažiuotų. Kažkom neina, ne? Niekada nevažiuotų protingas žmogus tą kalną. Aš čia biškai tik tai ir vėl tau padarysiu, kad tau gerai būtų. A, gerai dabar tau? Tavo gerai. Nu. Tai va, reanimuojam. Širdį. Kokia širdį, pianiną. Kažkas burbulioja pas jį. O tokios padangos. Ir nevažiuoja. Bet žinok, čia tas tavo, karočią, tas tavo užrašas, jisai taip šviečia, atrodo, kad pas tave šalme prodžikas būtų įdėtas. Kai paskui te važiuoji, tai žinok, kas čia šviečia. Electric City. Nu, kas čia per miesto apšvietimas? Ką žinau? Kokia čia miesta? Aišku, New York City. Город Jonava.
Va, 9,6, viskas aišku su Aivaru. Požiūriu. Jau baigia rankas sudžiūti. Bet tu man pasakyk, sriegio, dar daug ten liko, ar jau mes važiuojam? Nematau, kiek tas sriegio. Gal kabinam ir važiuojam, klausyk. Ne 6 kart, kai tave partraukiu. Ne, palauk. Ar buvo dar taip? Nebuvo, parvažiavom visą laiką. Nu ir dabar padarysim viską, kad parvažiuotume Kaip visą laiką. Jo, patys, kol kas.